Nuo karo su Iranu pradžios Izraelio ministras pirmininkas Netanyahu buvo nekartą kaltinamas, kad spaudė JAV prezidentą Trumpą pulti Iraną. Tai kaltinimas, turintis nelabai subtilų potekstę, kad Izraelis ir žydai valdo Amerikos užsienio politiką. Bet kas, jei dabartinė situacija iš tikrųjų yra priešinga ir būtent Trumpas diktuoja sąlygas Netanyahu ir Izraeliui? Kartu su gynybos ministru nurodžiau Izraelio gynybos pajėgoms atakuoti teroristinius taikinius Beirute. Nebus tokios situacijos, kai Hezbollah atakuos mūsų miestus ir piliečius, o jos teroristinis štabas Beirute, Dahijeje, liks neliečiamas. Tai buvo Netanyahu pirmadienį 14 val. Praėjus kelioms valandoms, Trumpas, kaip pranešama, įnirtingai užsipuolė Netanyahu įtempto telefono pokalbio metu dėl jo planų smogti Beirutui ir pasak Axios pasakė: "Tu esi visiškai išprotėjęs. Jei ne aš, tu sėdėtum kalėjime. Aš gelbstu tau kailį." Dabar visi tavęs nekenčia, visi nekenčia Izraelio dėl to. Vienu momentu Trumpas šaukė Netanyahu: "Ką po velnių tu darai?" Iki 22 valandos Netanyahu atsisakė smūgio Beirute, sakydamas, kad pasakė Trumpui: "Jei Hezbollah nenustos pulti Izraelio miestų ir piliečių, Izraelis smogs teroristiniams taikiniams Beirute." Manau, kad apskritai Trumpas suprato, jog karas Libane, kurį Netanyahu pastarosiomis dienomis eskalavo, pakenktų tam, ką jis bando padaryti su Iranu, pakenktų susitarimui, kurį jis bando sudaryti, ir jis nusprendė tai sustabdyti. Nors Netanyahu pareiškimas rodo, kad Izraelio gynybos pajėgos ir toliau smogs Hezbollah taikiniams visame Libane, išskyrus Beirutą. Premjeras sulaukė kritikos tiek iš sąjungininkų, tiek iš oponentų. Ne tik dėl to, kad neįvykdė grasinimų bombarduoti Hezbollah taikinius Libano sostinėje, bet ir dėl tariamo nesugebėjimo atsispirti Trumpo nurodymams. Buvęs dešiniųjų pažiūrų premjeras Naftalis Bennetas, kuris plačiai laikomas vienu pagrindiniu Netanyahaus varžovų artėjančiuose Izraelio rinkimuose, apkaltino jį, cituoju, "praradus Izraelio suverenitetą". Opozicijos lyderis Žeiras Lapidas sukritikavo Netanyahu už tai, kad jis, cituoju, "vadovauja vasaliniai valstybei". Izraelyje niekada nebuvo premjero, kuris būtų priėmęs tokį žeminantį reikalavimą, kuris yra akivaizdžiai nepagristas. Hezbollas yra priešas Beiruto pietiniuose priemiesčiuose, Balbekėje ir visur, kur yra dislokuotos jo pajėgos. Ir mes turime smogti jam, o nesurišti Izraelio gynybos pajėgų rankas. Taip pat buvo kritikos ir iš paties Netanyahu, kraštutinės dešinės koalicijos gretų. Nacionalinio saugumo ministras Itamaras Benas Gviras paragino jį nekreipti dėmesio į Trumpo reikalavimus. Benas Gviras parašė X platformoje: "Jūs sakėte, kad stiprus ministras pirmininkas Jungtinių valstijų prezidentui sako taip, kai įmanoma, ir ne, kai būtina. Dabar yra laikas pasakyti mūsų draugui prezidentui Trumpui ne." Taigi, nepaisant to, kad Izraelio kariuomenės pareigūnai teigia, jog Hezbollah padėtis yra blogesnė, nei atrodo iš išorės, ir kad nuolatinis spaudimas gali duoti rezultatų, artimiausiamis dienomis pastarųjų 24 valandų įvykiai atskleidė dvi nemalonias tiesas. Pirmoji yra ta, kad Irano siekis susijęti Libano frontą su derybomis su JAV pasiteisino, apribodamas Izraelio galimybės veikti. O antroji yra ta, kad Izraelis yra pažeidžiamas ne tik Hezbollah dronų, bet ir Trumpo spaudimo. Ir abu šiuo metu kelia grėsmę Izraelio valstybės saugumui.